Gerą dieną, 100 metų. Kaip matote, mes vėl esam kelionė ir žygiuojame. Tenai Gabija su mūsų keturkojų augintiniu. Ir dabar biškį dar papasakosiu apie artimiausius mūsų planus. Mes vėl esame Ispanijoje. Esmė tame, kad nusprendėme reikia pabėgti nuo Lietuvos, kaip sakykime, cepeliniško dangaus į ten, kur saulėta ir gražu. Kaip matote žmonės. Tačiau kas keičiasi šį kartą su vlogų pačiu principu? Tai principas pagrindė tas, kad nebebus vlogų. Mes su Gabija pakalbėjome, kad tiesiog kartais, kuomet dirbame ir keliaujame, yra tokių dienų, kai neturime ką kelti. Nuvažiuojame į parduotuvę, nusiprausėme ir dirbame prie kompiuterio. Todėl įsivaizduojame, kad jums taip pat nėra labai įdomu žiūrėti ir mes pastebėjome, kad kuomet yra didelis dienų tarpas tarp filmavimų to paties vlogo, mes tiesiog pamirštame, ką pasakojame buvusiame. Dėl to šį kartą labiau susikoncentruosime į vieną dieną, tai sakykime, vieną žygį kokį nors einame ir įterpsime papildomai kažkokios bendros informacijos, ką jūs mūsų klausite tiek YouTube'e, tiek Instagram'e. Pavyzdžiui, šį žygį, kur mes dabar žygiuosime, planuojame šiek tiek papasakoti, kokią aprangą dėvime, nes dauguma galvo, kad reikia turėti labai brangią ar dar ką nors. Tai būtent tokiuose žygiuose ne. Ir antras dalykas, kokią programėlę naudojame, kad galima patiems būtų susiorganizuoti, pasižiūrėti, kur eiti, kaip pasiruošti. Ir nežinau, ar matosi ar ne, tačiau pakeitėm šiek tiek ir filmavimo įrangą. Anksčiau buvo GoPro kamerytė, tiksliau DJI Osmo 4, kurią matote čianais. Ji tokia bus skirta labiau gaudyti POV vaizdus, o kita, kur dabar filmuoju, yra DJI Osmo Pocket 3 kamerytė, kuri labai palengvina visą tą filmavimo procesą ir tikimės, kad parodysim su ją gražesnių, įvairesnių vaizdų. Ir aišku, atsižvelgiam jūsų komentarus dėl garso, dėl to papildomai yra dar mikrofonas. Ir dar, jeigu bus aktualu, visai norėtųsi padaryti atskirą video būtent kokią įrangą, kokius mikrofonus naudojame ir būtent dėl ko pasirinkome, nes per šios kelis metus, kiek mes keliaujame ir vloginame, tikrai buvo ne vienas pakeitimas. Ir realiai buvo žiūrima į YouTube tutorialus, atsiliepimus kitų vlogerių, tačiau žinote, kol pats neišbandai, taip ir negali nieko pasakyti, tai mūsų atveju buvo vieni pasiteisinę sprendimai, kitų atveju, tiksliau kitų vlogerių, kitokie. Dabar šiek tiek apie pačią lokaciją, kur mes esame. Mes esame Ispanijos pietuose, Estepono miestelyje, tiksliau jo apylinkėse, kadangi man vakar reikėjo pafilmuoti vieną klientą Marbėjos miestelyje ir šiandien nusprendėme šeštadienį išnaudoti aktyviai. Kaip matote, kaip ir sakė, oras nuostabus ir šiuo momentu mes einam į šitą žygį, kad nereikėtų laužyti liežuvio ir žiūrėti telefoną jį besakant. Biški bevaikščiant kalbėti dar yra sunkoka, nieko neneigsiu, Lietuvoje šiek tiek esant prastam orui užsisėdėjome ir apleidome aktyvesnę veiklą. Aišku, pabėgiodavom, pasportuodavom, bet kalnuose visai kas kita, Lietuvos lygumos neprilygina to. Tomas, kaip ir minėjo, mes sulaukime labai daug jūsų visokiausių klausimų susijusių su kelionėm ir ne tik. Ir dar vienas gana populiarus klausimas, tai kaipgi sekasi keliauti su savo augintiniu. Kadangi yra tikrai daug visokiausių niuansų, tai dabar tiesiog papasakosiu vieną iš jų, kaip sekasi su Fuksu žygiuoti. Fukso veislė iš tikrųjų nėra, kaip pasakyti, kalnų žygiuotojų, šunų ir panašiai. Jisai nėra pats aktyviausias šuo, bet kas liečia kalnus, tai žinokit, jisai tikrai mėgsta vaikščioti, mėgsta daug vaikščioti, aišku, mėgsta daug uostinėti, kaip ir kiekvienas šuo, čia yra normalu. Lietuvoje šiaip mes ganėtinai irgi daug vaikščiojam su juo, bet vėlgi, kaip Tomas minėjo, lygumos yra lygumos, kalnai yra kalnai. Tai pirmieji žingsneliai būna tiesiog bėgte, Fuksas bėga, jisai džiaugiasi, viskas jam yra smagu, tačiau kai pradedam žygiuoti tolyn į kalnus, jau jėgos jo truputį aprimsta. Na, bet vis tiek grįžtant prie to klausimo, kaip sekasi keliauti su augintiniu, tai galiu pasakyti, kad tikrai yra smagu. Aišku, turime visokiausių problemų, visokiausių dalykų, tai tikrai neneigsiu, kad viskas yra gražu, bet kalbant apie tą gerąją pusę, tai gražių nuotraukų pasidarome su savo augintiniu. Jisai, aišku, irgi mus kartais skatina pajudėti daugiau, nes jam, kadangi visą laiką reikia eiti, tai ir mes su Tomu turime eiti, nors kartais atrodo prisitingi ir galbūt mes sėdėtume mieliau autobuse, galbūt daugiau dirbtume, bet kadangi reikia augintinį pavedžioti, tai mes prie to pačio irgi. Kalbant apie tai, ką reikėtų pasiimti su savimi žygiuojant į kalnus, tai aišku, mums jau reikia neštis ganėtinai daug vandens, nes Fuksas, kadangi yra tokio šilto kailio, tai jisai išgeria daug.
Aišku, dar pasiimam papildomai visokiausių užkandukų jam, kad jisai per daug neišalktų. Maisto per daug neimam tikrai, nes jeigu jis pradės valgyti, tai faktas, kad neis. Tai va, tik tai keli užkandukai ir tiek. Tada, kadangi kalnuose yra ganėtinai akmenuota ir, kaip visi žinom, pats takas nėra tikrai labai gražus kaip lietuviškos pievos, tai papildomai Fukso pėdutės patepam specialiu tokiu balzamu, kad tos pėdutės jam netaptų širkščios, kad neatsirastų žaizdelių ir kad Fuksui neskaudėtų. Nes mūsų pirmoje kelionėje į Kroatiją, aišku, Fuksas buvo dar mažiukas, tai jis turėjo tokių problemų, kad tiesiog per daug prisivaikščiojo, nebuvom nieko patepę, nieko nenaudojom, tai tiesiog jam pradėjo skaudėti pėdutės ir jis tiesiog nenorėjo eiti. Tai va, dabar tokios problemos neturim, dėl to labai džiaugiamės. Žygiuojam su Tomu ir šuniuku savo, apie gal kokį pusvalanduką. Ką žinau. Šiaip nenoriu per daug sakyti nieko blogo, nes dar nežinom, kas bus, bet žygio pradžia tokia, nelabai. Tiesiog paprastas keliukas, parodyk Tomui. Čia dabar žvyras, buvo asfaltas, bet toks, nei Fuksą labai paleisi toli, nei ką, tai tiesiog tokie įspūdžiai, tai tikimės, kad bus geriau. Šiaip atsiliepimuose buvo parašyta, kad visai gražus žygis, visai viskas gerai ir daug atsiliepimų gerų, bet mes pradžią matom tokią, kokią matom. Žiūrim toliau, kas bus. Kadangi dabar sustojame tokioje vaizdingoje vietoje, aišku, už manęs nelabai ir matote, pats vaizdas tenai gražesnis, paskui parodysime, tai galvoju plačiau papasakosiu programėlę, kurią naudojame žygiodami. Tai vadinasi AllTrails ir va dabar parodysiu šone, kad geriau matytumėte, ką aš matau telefone. Tai va štai atrodo ta programėlė ir maršrutas, kuriame mes dabar esame. Ir kas man labai patinka, kad galima įsivertinti maždaug jau braukiant, kokiam aukštį esame, koks bus sukilimas ir kiek lieka iki viršūnės. Mes esame tas didesnis mėlynas taškas, o čia tas judantis toksai rodo atitinkamą vietą per šitą slankiančią skalę. Aišku, jeigu dar turite Garmin laikrodį, aš, pavyzdžiui, turiu Fenixą 7 ir jeigu turite mokamą versiją, galima atsisiųsti tą patį maršrutą, įsikelti laikrodį ir patogiau žygiuoti. O kaip mes dar ieškame maršrutų? Gabė dabar atradusi labai gerą techniką, kuomet Instagramuose eina per Reelsus ir žmonės būna padarę, pavyzdžiui, top 5 lankytinos vietos maršrutai, pavyzdžiui, Esteponos regione. Ar tai Malagos būtų galbūt, arba Marbėjos, Barcelonos, Madrido, nesvarbu, kur tik tai norite. Ir tenai susižiūri, kur galima eiti. Aš kitaip darau. Pavyzdžiui, mes dabar esame kokioj nors vietoj, spaudžiu žemėlapis ir va matote. Esame netoli Esteponos regiono, va matote ir Marbėją, ir ten rodo tie burbuliukai artimiausius maršrutus. Ir pavyzdžiui, noriu pažiūrėti Epic Views, kad labai gražus vaizdai, ir pasirenku būtent kokį nors, sakykime, maršrutą. Aišku, toksai nuobodokas dalykas, bet va, yra vienas, kur 4,2 atsiliepimą, žvaigždučių atsiliepimą ir 39 palikti komentarai. Pagal tą aš jau vertinu maždaug, ar tas maršrutas yra populiarus ar ne. Dažniausiai tie populiaresni jau žmonės žino, kurie vertė dėmesį. Ir, pavyzdžiui, atsidarius jį, galima pažiūrėti, kiek jūs laiko eisite, koks yra sukilimas, kokia yra distancija norint nueiti, minimalus aprašymas ir, kas aktualiausia man paskui apačioje, atsiliepimai žmonių. Nesijaudinkite, jeigu jūs ir ne viską suprantate, kas ten parašyta, apačioje yra Google Translate mygtukas, kuomet visą tą galima išversti tekstą į suprantamą anglų kalbą. Ir dar, aišku, labai naudinga funkcija, bet, aišku, man nelabai prireikdavo, kad galima pasižiūrėti, kokie bus orai atitinkamų metu tame maršrute. Tai va tiek. Norėjom tiesiog pasidalinti šiek tiek glaustą informaciją apie tai, kaip mes žygiuojame ir ieškame maršrutų. Ir ne, mes neiname tiesiog iš lempos kažkur, nors tik pamatė kokį žygio maršrutą, o dar pasidomime. Atsiliepimai, distancija, sudėtingumas, kad būtų galima su keturkojų augintiniu ir tada dar oro sąlygos. Tai va tiek ir traukiam toliau žygėti.
užkopėm į viršūnę ir, kaip matote iš vaizdų, tikrai galėčiau sakyti vertėjo. Aišku, kiekvieną kartą lipdami į kalno viršūnę nepamirškite, kad ten yra vėsiau negu apačioje. Aš kaip dabar matote su maikute, bet iš bėdos, jeigu per daug stipraus vėjo nėra, paužovė viskas gerai, bet šiaip tai jeigu būtų stipresnis vėjas, tragedija būtų. O Gavija su Fuksiuku dabar ilsisi ir jam tik tai viena problema, kadangi kažkur šaudo toli, tai jisai labai bijo šito garso. O dabar tolimesnis mūsų tikslas tiesiog dar šiek tiek pabūsime čionais, pasidarysime kelias nuotraukėlės ir po truputį pėstute leisime žemyn iki savo autobusiuko. Kas dar stebina Ispanijoje, kad jie gyvena tokiuose nuošaliuose vietose, kaip matote, miškas ir namas. Tai dar priartinsime. Ir toksai ganėtinai solidus. Ir paskui toliau dar namelių nemažai. Ir dar į žygio pabaigą galvojame, kad šiek tiek papasakosime apie savo žygio aprangą. Visų pirma, noriu pasakyti ne. Jinai nekainuoja labai daug, nes dauguma galvoja, kad norint žygiuoti reikia turėti super brangią avalynę, kuprinės ir panašiai. Pavyzdžiui, šiuo atveju mano kuprinė yra iš Decathlon'o 30 litrų ir jinai kainavo, jei neklystu, 25 ar 30 eurų. Pavyzdžiui, mano batai yra pirkti iš Vintedo, aišku, Salomono firmas ir svarbiausia žiūriu, kad būtų su Gore-Texu. Kas nežino, Gore-Texas yra tokia membrana, kuri yra pralaidi orui, tačiau atstumia vandenį. Todėl jeigu net ir koja, pavyzdžiui, sušlampa, tai leidžia garuoti į išorę, bet nepraleidžia nuo jos drėgmės atgal į vidų. Šitie batai, aišku, galiu pasakyti, nelabai tinkami žygiavimui, nes čia yra Speed Cross 3 variantas, jie labiau skirti kalnų bėgiojimui. Praeitą Ispaniją su jais visą vaikštinėjau, žygiavau, dėl to po jau visos kelionės įplyšo ta pati membrana, dėl to tie batai tiesiog yra dar patogus, bet jau nebėra atsparus vandeniui. Ir juos pirkau iš Vintedo ir man atrodo, jie kainavo ne per brangiausiai 60 ar 70 eurų. Tai kad galima palyginti, Lietuvoje Sportland'e galima rasti jų 120-130. Kaune yra dar Sportland išparduotuvė, nežinau kaip kitose miestuose, tai esant atitinkamų momentui, kai atvykus, galima rasti irgi gerų išpardaviminių variantų. Aš vieną kartą buvau radęs irgi žygio batus už 60 eurų, Gabija buvo radus už 50 eurų, bet tačiau pastaruoju metu ten labai tokie specifiniai dydžiai, arba 40 išmera, arba 48. Dėl to jau sudėtingiau su to dalyko, bet Vintede atidžiau pasėdėjus galima tikrai rasti iš Lenkijos kur nors atsisiųsti ir pigiau. Pavyzdžiui, šiuo atveju buvo su Gabijos batais. Mano batai buvo pirkti Vintede, neatsimenu kiek kainavo, gal 25 eurus. Jie yra Reeboko firmos, turi Gore-Texą. Šiaip visai patogus batai, gal truputį man per dideli, bet aš turiu šiek tiek problemų su koja. Tai man didesni batai yra geresni. Ir ką aš dar galiu pasakyti? Šiaip jie yra visai patogus, bet gal sakyčiau, kad į didesnius, ilgesnius žygius ir ten, kur yra sudėtingiau, tai nelabai tiktų, bet va tokiem paprastesniem tai visai tinka. Na, o toliau kalbant apie kitus dalykus, tai šiaip labai svarbu geros kojinės, kad jos išgarintų drėgmę, kad kojos neprakaituotų, nes tada atsiranda mums ir pūslių, ir žaizdelių, ir panašiai. Na, tuomet ką galiu pasakyti, timpos irgi labai patogus dalykas yra žygiams. Dabar, kadangi yra ganėtinai vėsus oras, vėjas vyrauja, tai aš apsirengiau dar flisinį megztinuką ir po apačią turiu maikutę. Tai va, tokia labai paprasta, labai patogi apranga, bet tikrai žygiam labai yra gerai. Mes labai tikrai čia nereklamuojam nieko, tiesiog norim papasakoti, ką naudojam mes, kas yra patogu dėvėti mums ir galbūt rastumėte ir jūs kažką tai savo naudingo. Tai mes dažniausiai viską perkam iš Decathlon'o, ten yra labai platus pasirinkimas visokiausių drabužių, batų šiaip nelabai esam bandę dar kol kas, bet kas liečia drabužius, tai tikrai yra ir žygio kelnių, esam daug nusipirkę ir visokiausių megztinukų, maikučių, visko ir labai gera kaina Decathlon'e yra, tai tikrai labai apsimoka tenais nusipirkti žygiams reikalingų atributų. O mūsų keturkojis augintinis jau naudojasi kiek įmanoma pavėsiu ir ne per toliausiai mums jau ir beliko eiti. Šiaip diena ganėtinai graži, džiaugiamės, kad irgi šiandien bent į tokį žygį, kadangi jis dar pirmas yra toks normalesnis mūsų kelionėje, tačiau stengsimės kiek įmanoma daugiau jų parodyti dar eigoje.
Ir žinoma, mes labai norime atsižvelgti į jūsų visų žiūrėtojų komentarus, pastabas, tai jeigu turite kokių rekomendacijų, apie ką galėtume nufilmuoti vlogą, ką galėtume daugiau papasakoti būdami Ispanijoje, ar tai liečia parduotuvės, vietinę kultūrą, arba gal apie mūsų, kaip sakykime, gyvenimo būdą ar dar panašiai, nes esame mes sugalvoję kelias idėjas jau į priekį, tačiau visą laiką laukiame naujų pasiūlymų. Tai tiek mano iš mūsų šio vlogo, ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitame.